Sveiki visi, aš esu Jonas, šiandieną kuriu naują video. Pirmą video. Kas aš esu, kas čia prieš mus ir ką aš darau, kam video yra aktualus. Tai video yra aktualus, kas nori užsidirbti. Ok, super. Ir kas aš esu. Tai aš perpardavinėjau nuo 23 metų. Kas čia iš vis yra? Minusai, pliusai, čia 23 metų. Kaip lengva buvo perpardavinėti. Super, ane? Ir kaip dabar sunku perpardavinėti. Tai vienu žodžiu, kas aš esu? Aš perpardavinėjau Vinted, perpardavinėjau rūbelius, Ralph Lauren, uždirbu kruopas. Kam aš kuriu video? Aš kuriu video, kadangi aš keičiu nišą. Kadangi aš matau labai daug naujokų yra, galvau sukurti video. Ok, super, ne? Tai gerai, pasikalbėkim biški. Kaip dabar viskas veikia? Nuo ko pradėti? Nuo 23 metų. Pliuseliai. Pigus siuntimas buvo agentas labai geras, buvo kokybės kontrolė. Kokybės kontrolė yra, kai patikrina kokybę tavo produktų prieš tau išsiunčiant. Tai ir realiai minusų nebuvo. Buvo vien pliusiuk. Dabar 25 metų minus. Turim vairius agentus, turim labai brangų siuntimo kainas ir, pavyzdžiui, labai brangios siuntimo kainos. Jau kaip mašina kainuoja. Tokios siuntimo kainos, kad mašiną gali nusipirkti kartais. Tai kodėl taip viskas pasikeitė? Tai nes Pandabajų uždarė į kalėjimą Pandabajų. Pandabajus kalėjime sėdi, ne todėl, kad pardavinėjo ten netikrus produktus ir taip toliau, bet nes Pandabajus darė nelegalią veiklą, vienu žodžiu, uždarė ir viskas, yra uždaryti, jie ten sėdi. Ir atsidarė nauji, darė CNFans, atsidarė Kakabajus visoks, atsirado Orienty, atsirado įvairių agentų. Realiai pasakius, tie agentai be galo ilgai užtrunka apie 1,5 mėnesio tau atsiųsti dėžę. Tol, kol tau atsiūs dėžę, aš jau būsiu pardavęs ir užsidirbęs tiek, kiek tu, nežinau, per metus uždirbsi. Kaip pavyzdį sakau, ne? Per 1,5 mėnesio, čia labai ilgas laikas dabar laukti, ne? Seniau atsiųsdavo per mėnesį. Seniau viskas lengviau buvo, dabar yra visokie ten tarifai Donaldo Trumpo, visokios sankcijos prieš Kiniją ir taip toliau. Ir labai sunku dabar. Lengviau buvo seniau. Tai gerai, ką aš jums noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad jei pradedat perpardavinėti 25 metais, sakykit ne agentą. Jei agentą naudosit, į minusą nueis, į minusą laikų nueis. Aš labai mėgstu dabar sakyti laikas pinigai, nes kuo ilgiau tuščiai laiką praleidžiu, tai tuo labiau pinigų daugiau praleidžiu, nes, pavyzdžiui, aš galėčiau užsidirbinėti pinigus, bet aš dabar čia sėdžiu ir jums aiškinu. Kokie minusai, kokie pliusai. Kam iš vis aš aiškinu? Aiškinu todėl, nes nišą keičiu. Aš nebedarysiu to jau. Aš jau greit, viskas, jau gyvenimas prasideda, jau reikia galvoti. Bet aš čia nepabambėt darau video, bet kad jūs pamokinte, ne? Jei agentus naudoja didelis minusas. Minusas, nueisite minusą. Geriau agentų nenaudokit. Naudokit geriau žmogų. Tetas iš Kinijos, patikimas ir taip toliau. Ar koks minusas su žmogeliu? Žmogeliukas, įsivaizduoju. Tavo pinigus gali paimti, žmogeliukas gali dingti. Dingo, nėra pinigų. Viskas taip. Nes taip ir atsitinka. Aš kadangi perpardavinėjau 3 metus, aš radau tokį žmogeliuką, kur nedingsta su tavo pinigais, kur yra patikimi ir taip toliau. Tai aš siūlyčiau naudoti patikimus žmogeliukus, patikimus tiekėjus, kurie pigiau negu agentai, kurie yra patikimi, kurie greit atsiųs. Ir aš tau galiu pasakyti, žmogeliukas 10 kartų daugiau, 10 kartų geriau negu sakie agentai. 10 kartų geriau. Ir pigiau, ir geriau, ir smagiau su to. Tai vienu žodžiu. Naudokit privatų tiekėją. Dabar, kas pasikeitė su perpardavinėjimu? Gerai, pakalbėkime apie perpardavinimą. Aš dabar kalbėjau apie tiekėjus, kokie tiekėjai yra ir taip toliau. Apie tiekėjus planuoju kitą video sukurti ir pakalbėti. Iš vis jo, galvoju sukurti kitą video ir pakalbėti apie tiekėjus, kaip rasti juos ir taip toliau. Planuoju pats siūlyti tiekėjus jums, jeigu ką domina. Dar nesukūriau parduotuvės, bet, nežinau, gal sukursiu. Šios nuotraukos yra senos, prieš metus imtos. Seniau, kaip perpardavinėdavau, tai kaip ir sakiau, gaudavau iš tiekėjo, atėjo siunta, išsipakuoji, nuotraukas padarai, Vintedą įkeli, parduodi ir kruopas. Ir džiaugiesi, ne? Eini su draugė vakarienę valgyti. Laimingas, ne? Bet kas 25 pasikeitė. 5 lygiai tas pats, daugiau dabar yra žingsnių. Turi čekiuką turėti virtualų, turi turėti fizinį čekiuką, jeigu nori parduoti. Yra labai įvairių daug būdų, kuriuos planuoju irgi
apibendrinti kituose video. Jei viską šiame video pasakysiu, tai viskas, nebežiūrėsit mane, aš neįdomus būsiu. Pliusai, minusai dabar kokie su Vintedu, ką matau, dažniausiai žmonės ką blogai daro, tai aprašymai būna prasti, kaip pavyzdys. Aprašymai labai prasti būna, labai prastos nuotraukos. Pavyzdžiui, gerai, šita nuotrauka. Jeigu jums atrodo, kad šita nuotrauka yra graži ar kokybiška, čia yra labai prasta. Aprašymas. Tragedija aprašymas, o jas. Tai todėl ir nepardavė per 4 valandas. Aprašymas labai prastas, nuotraukos prastos. Kaina, tai kaip kaina. Nežinau, ką čia pardavinėja žmogus, pavyzdžiui, aš tokių nepardavinėjau. Gerai, kepuriukas, dabar šitas kepuriukas. Nuotrauka kokybiška, viskas gražiai pateikta. Dabar vėl aprašas. Kaip čia pasakius, nėra toks kokybiškas. Tikrai yra dar kur patobulėti žmogui, bet kaip naujokui, jeigu naujokas pardavinėja, tikrai, be jokių atsiliepimų, be nieko, naujokas, matau, sakė kepuriukų. Visai nieko, sakyčiau, gerai žmogus, jo. Geras nuotraukas kelia, nuotraukose pliusas yra. Aš kai pradėjau perpardavinėti prieš 3 metus, nuotraukos tragiškos buvo, bet viskas gerai yra klysti. Nuotraukos būdavo tragiškos, mano aprašymai buvo dar esnės tragikos ir labai buvo sunku iš pradžių. O dabar, kadangi turim dirbtinį intelektą, labai lengva. Kaip pavyzdys, atgal einant prie tos nuotraukos, ne? Nėra taip sunku sukurti normalų descriptioną. Kol kūrė intelektas, pasakysiu minusus, kurios dažniausiai dar padarė šis žmogus, tai nuotraukos apšviestos gerai, fonas prastas, lankstyta maikė, aprašymo nėra, tik viena prekeikia, tik 2 prekės, 2 tokios pačios prekės įkeltas, labai didelis minusas. Jeigu skirtingos spalvos, jeigu būtų ruda ir rūžava. Bet kai rūžava ir rūžava, čia minusas, žmonės nepatikimai žiūri. Prašymą sukūrė. Prašau. Prašymai tokie turi būti kokybiški. Jei matot tokį aprašymą, žmogus yra jau patyręs, jeigu tokius aprašymus kūrė. Su perpardavinėjimu yra labai daug apie ką pakalbėti. Planuoju kitą video daugiau kalbėti. Kaip ką reikia daryti, kokius minusus, kokių minusų išvengti, kokius pliusus pasigerinti kaip savo perpardavinėjimą, nes tik nedarykit tos klaidos. Nepirkit iš agentų ir didesnės klaidos nedarykit tiktokose, matot ten kažkokius vaikus, kur tetutės arba ten kažkokios mergaitės perpardavinėja. Mergaitės jūs apgaus. Pasiims pinigėlį, kad užtekėja ir tekėjo nebus. Nebus jokio tekėjo, nebus produktų, nebus nieko. Susiraskit tas tetutės, tekėjus patikimus, kur 10 kartų geriau. Ir už tiktokerius, ir už agentus, ir kitam video daugiau paaiškinsiu. Viskas. Dėkui už dėmesį.